pacientai jaučia tik tai simptomą, užkimimą, ryklės skausmą, slogą, kąsnio pojūtį. Man šitie simptomai yra jau 20 metų. Nustemba, kai pasakai, kad jums yra refliuksas. Kaip suvaldyti tą refliuksą? Produktas, kur žmonės nepagalvoja, tai varškė yra. 3 valandas per dieną turėtumėm kramtyti. Taip, taigi virškinimas pradžiai kur prasideda? Burnoje. Kartais reikia atsirinkti, kas žmogui individualiai kelia ir būna, kad sako, mano mityba labai gera yra, bet tiesiog streso labai daug patiria. O kas tam žmogui individualiai yra stresas? Ir ateina su tuo gumulo jausmu, nes bijo vėžio. Gerklų vėžiui dažniausiai įtaką turi rūkymas, alkoholio vartojimas ir dažniau serga vyrai. Skauda gerklę, nors esi neperšalęs. Nuolatinis krenkštimas, balso užkimimas, nemalonus burnos kvapas, nors rodos nei rūkai, dantis kaip ir tvarkingi, jauti kažkokį kąsnio pojūtį gerklėje. Tokie rodos tikrai daliai iš jūsų pažįstami simptomai. Klausimas, kas kaltas? Ar tikrai visada peršalimas, rūkymas, dantų bėdos, o galbūt tai yra visai kažkas kita, galbūt tai yra refliuksas? Tai šiandien būtent apie tai ir pakalbėsim su ausų, nosies, gerklės gydytoja Rimante Surkevičiene, būtent šiomis temomis. Labas, Rimante. Labas, Evelina. Tai galbūt pradedant mūsų laidą, apskritai supažindinkime žmonės, kas galbūt nežino, o galbūt kažkas ir pamiršo, kas yra apskritai tas refliuksas. Tai refliuksas tai yra skrandžio rūgšties, aišku, jisai gali būti ir nerūgštinis, bet patekimas į stemplę arba netgi į kvėpavimo takus. Tai gali būti gastroezofaginis refliuksas, kurį dažniausiai gydo gastroenterologai ir žmonės labiausiai su juo susipažinę yra, nes jaučia rėmenį už krūtinės, arba laringofaringinis, kitaip vadinamas tylusis refliuksas, nes tas žodis gana sunkus gali būti žmonėms. Tai tylusis, kuomet pacientai jaučia tik tai simptomą, pasireiškimą, tai tarkim užkimimą, ryklės skausmą, slogą, kąsnio pojūtį, svetimkūnio kažkokį pojūtį ryklėje, bet nejaučia to deginimo dažniausiai ir netgi nustemba, kai pasakai, kad jums yra refliuksas. Visiškai tau pritariu, bet kaip paprastam žmogui atpažinti? Tai kada čia jau tas refliuksas, kai man skauda, tarkim, gerklę, o kada čia jau peršalimas? Pagal ką žmogui orientuotis, atskirti, nes mes tai kaip ir suprantam, kaip ir žinom, bet paprastam žmogui tikrai yra sudėtinga suvokti, suprasti tas balso užkimimas, ar čia tikrai dėl refliukso, gal čia kažkokios jau balso problemos yra. Kartais tikrai labai lengva supainioti, bet aišku, peršalimas dažniausiai būna su karščiavimu, žinoma, ne visada, bet sloga, čiaudulys aktyvus ir dažniausiai peršalimas praeina per 7 dienas, na, o refliukso simptomai gali užsitęsti labai ilgai, bet irgi gali būti intermituojantis, paūmėja labiau ir tai priklauso nuo mūsų gyvensenos, nuo tai, ką valgom, netgi stresas daro didelę įtaką, tai tikrai galima sumaišyti, bet peršalimas netrunka kelis mėnesius. Aš, žinai, dar pridurčiau tokį pastebėjimą irgi, kaip dar galima būtų irgi atskirti. Tarkim, jeigu tu iš po nakties atsikeli su tokia tarsi išdeginta, skaudančia tokia gerklė, kaip ir pakimęs truputėlį ir toks norisi ir pakrenkšti. Ir dažnu atveju tai būna vėlgi susiję ir su maistu. Tarkim, ir pavalgius. Jeigu atsiranda tas toks pakosijimas, pakrenkštimas, tarsi gerklės padirginimas, kąsnio pojūtis, tai vat kartais dar galime tą refliuksą, manau, atskirti, kad su maistu truputėlį, ar nesiejam? Kad simptomai ryte, vat aišku, irgi tas labai būdinga, ypatingai jeigu prisivalgėt vakare. Taip. Tai tas taip, nors kartais kiti galvoja, na tai pajutau simptomus peršalimo, šiandien ryte atsikėliau, ir koščiu, krenkščiu, nes atrodo, kad norisi lyg įsivalyti tą ryklę, gleivių tą hipersekreciją ir netgi apžiūros metu pacientai labai jautrūs. Tiesiog špadelį jau dedant, jau jie žiaukčioja
Iš karto. nes tikrai, labai dirgina. Dažnai tokį turiu net pastebėjimą, kad apie 90% jūsų dažniausiai randa refliuksą. Tai čia ar tikrai teisybė, ar čia daugiau toks, tiesiog susidaręs įspūdis? Manau, kad labai dažna diagnozė pas mus yra kabinete refliuksas, nes visų pirma ir gyvenimo būdas dabar yra greitas, valgo žmonės, tikrai ne visi, bet tikrai ką papuola būna, Taip. kas greita, Taip. maistas perdirbtas, Taip. o tas tikrai daro įtaką refliuksui ir tam tyliajam refliuksui. Tai šita diagnozė tikrai yra dažna. Būna tokių situacijų, kad visiškai net ne kažkokia sloga ten pasireiškia, kažkokiu gerklės skausmu, ten užkimimu, krenkštimu, bet tarkim žmogus pas tave dar net nebuvęs pas gydytoją gastroenterologą ar ten pas šeimos gydytoją, sako, man žinokit, gydytojas skauda vieną ausį. Čia gali man su refliuksu būti susiję, ar čia kažkas kita? Kaip jūs įvertinat, kaip jūs patikrinat, gal kažkokius vis tiek darot ir apžiūrą, ir tyrimus, kaip jūs atskiriat? Tai jeigu medicinoje yra klausimas, ar gali būti, tai gali būti, nes visko gali būti, bet čia jau su refliuksu, kas susiję. Ir tarkim, su ausies simptomais, užgulimu dažnai, netgi lėtinį otitą vidurinį gali sukelti. Tai iš tiesų būna, kad net anamnezės metu tu išsiaiškini tikrai labai daug, nustemba, kodėl aš klausiu, ką jūs valgot. Tai iš karto, atrodo, kaip čia susiję. Su ausim ir su tuo, ką aš valgau. Jo, tai ar gerėt kavą, o tai jūs, sakau, negerėt kavos ant tuščio skrandžio, o ant kurios pusės miegat, jeigu vienos ausies ar ne, arba vienos ryklės pusės daugiau ten yra dūrimas. Tai iš tikrųjų jau daug ką pasako, o apžiūros metu dažnai tai ir pasitvirtina visi šiti spėjimai. Taip. O ką jūs matot apžiūros metu, kaip turėtų atrodyti ta gerklė, kad jau čia rodo, kad tai yra refliuksui būdingi požymiai? Paraudę žiočių lankai, užpakaliniai ryklės sienoje, išsižiojus, žmogus pats gali matyti paraudę, tokie rausvi taškeliai, būna netgi tokie volai, kaip juostelės, tiesiog rūgšties išdeginta. Tai jeigu, tarkim, aš ateičiau prieš veidrodį ar neįsižiočiau, pasišvieščiau, sakykim, kad ir su telefonu, matyčiau, ar ne, galėčiau jau atskirti. Tikrai galima atskirti. O sakykim, sloga. Tikrai būna situacijų, kai tos slogos tokios ilgalaikės, užsitęsusios ir kaip ir jūs ten apžiūrit, nėra kažkokių ten pertvaros defektų ar kažkokių ten kitų, sakykim, iš jūsų pusės problemų. Bet vis tiek tas žmogus sako, man bėga tiesiog iš nosies. Tai vėlgi galim susijęti su refliuksu? Žinoma, kad galima. Tai ypatingai aišku vaikam, kai trumpesni kvėpavimo takai, bet ir suaugusiem po miego tas galioja, nes rūgštus turinys pasiekia, ar nerūgštinis, ar neturinys pasiekia ir užpakalinę ryklės sieną ir dirgina, ir net endoskopijos metu, kada su kameryte žiūrim, seilių, tokio kaip seilių, tokio kaip tiršto glitaus sekreto yra ir nosiaryklėj pačioj. Ir dažniausiai būna užpakalinės rinorėjos, tai užpakalinė ta sloga, kai sekretas bėga ne į priekį dažniausiai, bet žmogus pastoviai ryja ir sako, man ten kažkas kaip kabo, būna netgi pykina rytais, nes atrodo norisi išsispjauti, kaip ir išsipūsti nepavyksta niekaip. Nes jisai toksai tirštas yra, užsibuvęs po nakties. Taip. Dažnai dar įvardina, sako, tokį kaip skreplį kažkokį kaip jaučia. Skreblys, tai taip ir būna ten dažniausiai, kad jisai ir yra taip kaip kažkoks skreblys ir labai nenusivalo, sunku jį pašalinti. Kaip išdiferencijuoti, atskirti, nes vis tiek, jeigu ten dirgina, tai natūralu, kad turbūt dar žmogus ir pakosėja, ir padusina galbūt jį. Tai aišku, anamnezė, visų pirma, tai anamnezė, nes tikrai refliukso dar ta diagnostika yra ir atmetimo būdu, ar nėra kažkokių kitų ligų žmogus neturi. Ir su dantų sveikata tai gali būti susijusi, nes sinusitas sloga,
Tai žiūri, ar nėra vienpusių kažkokių dalykų, kad vienoj pusėj sinuso ten skausmas ar spaudimas, ar kaip ar dantys tvarkingi, netgi žiūriu burnoje. Ta diferencinė diagnostika, kai tu aiškiniesi, kalbiesi, koks yra gyvenimo būdas, kaip ilgai tie simptomai, ar yra spaudimo pojūtis, ar turi kitų ligų, tarkim astma, alergijos. Irgi, nors yra alergijos net ir matosi pažiūrėjus, dažniausiai nosį, jeigu yra alerginis rinitas. Kokia jūsų kaip gydytojų, ausų, nosies, gerklės gydytojų taktika būtų gydymo būtent, jeigu randat jau tą netipinį tylų refliuksą, žmogus vat ir skundžiasi tais visais minėtais simptomais, ar tai sloga, ar ten krenkštimu, ar ten skaudančia gerklė, ar galbūt vienos ausies užgulimu, kažkokiu skausmu. Kokia va ta pradinė taktika būna jūsų? Kaip padėti tam žmogui, kad jis pasijustų geriau? Kaip suvaldyti tą refliuksą? Tai pirmiausia, aišku, kai renkiesi anamnezę, apžiūri pacientą, labai svarbu rasti tą kontaktą, nes net ir dabar vakar konsultavau vyriškį ir jisai sako, man šitie simptomai yra jau 20 metų. Pamačiau, kad dirbat, nauja gydytoja, dėl to atėjau pas jūs. 20 metų, sako, aš atėjau, man padavė lapelį su kažkokiu vaistu. Tokį kaip reklamos tą lapelį. Taip. Sako, aš tą lapelį išmečiau, nes man niekas nepaaiškino nieko. Ir jisai net juokėsi iš tos refliukso diagnozės, nes kaip ir netikėjo, galvojo, kad čia kažką norima jam gal parduoti. Tai diagnozė jam pasitvirtino ta pati, bet tiesiog labai reikia edukuoti dėl mitybos, dėl gyvenimo būdo. Ir tikrai išsiaiškinom, kad kavą geria ant tuščio skrandžio juoda. O, tai kaip čia dabar reikėtų tą kavą iš tiesų gerti? Čia manau, kad tikrai visiems irgi aktualus klausimas. Tai čia prieš, po valgio, kaip čia? Tai geriausia po valgio ir su pienu, aš sakau, kad gerti. O jeigu tai yra vis dėlto, ne kava, ar ne? Kiti žmonės negeria tos kavos. Taip, negeria kavos. Kažkokie kiti gali būti provokaciniai veiksniai. Kaip tu manai, kas dar galėtų būti, kas galėtų provokuoti? Tai rūgštus maistas, tarkim, citrusiniai vaisiai, kai kuriem gali kelti šokoladas, labai tikrai kelia rūgštis. Kas toksai produktas, kur žmonės nepagalvoja, tai varškė yra. Ypatingai jeigu jinai liesesnė, vyresnio amžiaus žmonės labai mėgsta vakarais valgyti varškę, nes ir osteoporozės rizika jau mažinti, kalcio reikia. Tai jau čia renkiesi iš 2 blogybių vieną, ne? Geriau valgyti varškę ir turėti refliuksą, bet turėti stiprius kaulus. Moterim kalbėjom, tai sakau, nevalgykit vėlai vakare, ne tos varškės, valgykit ten, kad nebūtų bent jau 3 valandas prieš miegą, nepersivalgyti reiktų. Koncentruoti, kokie pomidorų padažai, aštrus maistas, riebus maistas irgi, keptas maistas, perdirbtas maistas, gazuoti gėrimai irgi kelia refliuksą. Kartais reikia atsirinkti, kas žmogui individualiai kelia ir būna, kad sako, mano mityba labai gera yra, bet tiesiog streso labai daug patiria. Taip. Tai čia irgi tikrai turi įtaką ir miego. Ar išsimiega žmogus. Taip. Man tai tenka dar girdėti irgi kalbant apie mitybą ir apie patį refliuksą, kad, sako, gydytoja, aš tai čia jau tikrai susižiūrėjus tą mitybą, aš jau tikrai žinau, ką čia reiškia sveikai maitintis, bet kai mes pradedam žiūrėti ir analizuoti, kaip ir tu sakai su to pacientu, tiesiog reikia skirti laiko. Skirti, kad ir ten tas kelias minutės, bet tai yra jau labai daug, kartais įsiaiškinant ir pačią anamnezę, kaip iš vis žmogus valgo, kokia jo yra higiena. Aš dar galėčiau ir tau pridurti, kad manau labai yra svarbu, kad kai tu paklausi žmogaus, o tai kiek jūs vieną kąsnį kramtot? Taip. Ir dažniausiai išgirsti tokį sumišimą, žmogus net nesupranta pradžiai, ko tu čia klausi, aš kaip ir kramtau tą maistą. Bet kai tau pasako, 3-4 kartus tą vieną kąsnį kramtau, tai sakau, padauginkit tą 3 iš 10 ir tada bus teisingas jūsų kramtimas. 30 kartų, man čia vieną kąsnį, taigi aš nespėju, aš lekiu, aš skubu, kur aš čia spėsiu. Tai tas toks vis tiek, mes turim skirti laiko pavalgymui.
kad ir skubam, kad ir lekiam, bet turim taip planuotis vis tiek savo tą dienotvarkę, kad nepamiršti ir tų pusryčių, ir pietų, ir vakarienės tarpuose, jeigu dar pavyksta kažkoks užkandis, tai aš manau, kad iš vis tai yra super ir valgyti dažniau po nedaug. Tai labai svarbu kramtimas ir ta trukmė, galbūt bent jau 20 minučių skirti, o ne ten per 5 minutės visą tą lėkštę suvalgyti ir po to, natūralu, kad Čia faktas yra į skrandį patenka maistas, kuris, nėra pilnai net sukramtytas, nes iš principo, taigi virškinimas pradžiai kur prasideda? Burnoje. Čia jau pradedam tikrai tą visą virškinimo procesą, padedam skrandžiui, kad jis gautų tą sukramtytą maistą. Taip. Ir aš dar kartais mėgstu pajuokauti su savo pacientais, sakau, turbūt žmogus per laiką taip evoliucionuos, kad ten skrandį ir dantis atsiras per laiką. Kad ir sukramtytų. Iš tikrųjų, mes 3 valandas per dieną turėtumėm kramtyti. Taip. Aišku, dabar yra maistas perdirbtas, dešrelės, bandelės ar ne, tyrelės, ten sulčių dietos, kur nereikia kramtyti beveik. Taip. Nes ten tas maistas jisai jau pertrintas, perkramtytas. Bet tai čia tada ir manau, kad ir kyla problema ir su pačiu sąkandžiu turbūt, ar ne? Ypatingai vaikams. Taip, čia labai didelę įtaką turi, nes kramtomieji raumenys nedirba, jie būna silpni, tai tada ir išsižiojimas, išsižioja žmonės ir vaikai ir netaisyklingai liežuvį laiko. Tai labai daug problemų. O į kur tai veda po to? Į kokias kitas bėdas? Tai veda į siaurus kvėpavimo takus, į prastą miegą, imuninės sistemos problemas, smegenys nepailsi, negauna. Knarkimas gali būti tokiu atveju? Žinoma, nes liežuvis užkrinta, jeigu viskas atsipalaidavę per daug ir siaura labai. Taip. Tai smegenys negauna pakankamai deguonies, obstrukcinė miego apnėja, kai sustoja kvėpavimas arba labai sutrinka oro srauto patekimas į kvėpavimo takus. Tai ir smegenys negauna to deguonies, žmogus nepailsi, tada geria dar daugiau kavos. Prieš pusryčius. Jo, ir prieš pusryčius ir dienos eigoje, o kas visgi skatina simptomų pasireiškimą refliukso. Tai jeigu knarki, tai dažniausiai turbūt ir išsižiojęs miegi galbūt nakties metu. Dažniausiai. Tai ką mes tada ryte galim turėti kokią sausą burną? Ir sausą, taip. Ir dažniausiai tai žmogus turbūt gali pasibėti, kad sausos lūpos, išdžiūvus gerklė arba netgi atsikelti naktį atsigerti vandens. Tai sutrikdomas ir visas miego ciklas. Taip. Yra. Tai tokiu atveju dar pasitaikantis toks gan tikrai dažnas simptomas, kad kreipiasi net dėl tų simptomų, ką mes prieš tai kalbėjom, bet sako, man tiesiog, žinokit, gydytoja tokia sausa, tarsi tokia suskeldėjusi net burna, lyg liežuvis, tokie dantų įspaudai, lyg matosi, lyg tais atrodo seilių trūksta. Ir tada irgi paklausiu, tai kaip jūs miegat, gal sakau, partneris šalia, kuris guli, gali pastebėti, ar jūs ten įsižiojęs ar neįsižiojęs esat. Sako, kad taip, sako, aš tikrai turbūt miegu įsižiojęs ir gal ir čia yra problema tos burnos sausmės. Taip, tai viena gali būti iš problemų, tas išsižiojimas miego metu. O kas dar gali būti, jeigu burnos sausmė vargina? Seilių liaukų ligos gali būti, aišku, tai Sjogreno sindromas, tai čia reumatologinės ligos. O iš seilių liaukų, sakei, minėjai tokių pakitimų. Tai kas ten, kokie akmenys gali kauptis? Gali ir akmenys, ar susiaurėti seilių liaukų latakai, gali atsirasti skausmas, nes neišsiskiria seilės ar neužsibūna jos. Tai yra ir netgi atskirai seilių liaukų specialistai, kas specializuojasi tame ir atlieka seilių liaukų endoskopijas. Dar kažkas gali būti iš burnos ertmės, sakykime, ligų? Kažkokios bėdos. Kas tą sausumą sukeltų ar ką? Kartais dar pasako, kad toks kaip baltų apnašų liežuvis net pasidengęs. Ir apie grybelį tu kalbi? Ar apie ką? Aš galvoju, kad irgi galbūt apie grybelį. Bet imuninės sistemos daugiau, aišku, grybelis, tai daugiau gal pastebim, kad ir jau skausmas turėtų būti, gali nusivalo tas apnašas ir pakraujuoti gali. Tai tas, aišku, yra ir kitų burnos ligų, bet dažniausiai čia jau yra sisteminiai dalykai, gali būti vitaminų trūkumas. Kokių, pavyzdžiui? B grupės, taip pat geležies gali duoti tuos simptomus. Tai
O tos vis tiek, mumis kolonizuoja bakterijos, ar ne, mūsų gyventojai, ten mūsų tie mikroorganizmai, be kurių mes ten negalėtume atlikti įvairiausių funkcijų, tai burnoje irgi yra, taigi ta sava mikroflora, ar jinai gali keistis, ta, pavadinkim tai burnos mikrobiota, gali jinai keistis ir kokios priežastys būtų ir galbūt tai irgi susiję šiek tiek su tuo burnos grybeliu, jo atsiradimu, ne tik ta imuninė sistema apskritai. Sutrinka ta visa pusiausvyra, dėl to ir atsiranda, tarkim, grybelis ar ne, ar kažkokie kiti simptomai. Tai kvėpavimas pro burną, vienas tas dalykų yra, nes seilės, jos neutralizuoja visus mikroorganizmus, apvalo. Apsauginių medžiagų. Taip, tai ir nuo karieso apsaugo. Jeigu žmogus kvėpuoja per burną, džiūsta dantys, ne, tai jie ir greičiau genda. Tai vat, jeigu vaikas, tai irgi galim pastebėti. O jeigu aš mėgstu saldainius valgyti, man tai patinka angliavandeniai, įvairiausi saldumynai. Taip. Tai gal irgi tos bakterijos gali, žinoma, kad tas turi įtakos, bet galim paimti kelias grupės ar ne pacientų, kur valgo viską, tarkim ir saldainius, bet kvėpuoja per nosį, o kur atrodo valgo kaip ir taisyklingai, ar ne, nedaug to cukraus, bet kvėpuoja per burną. Tai tam, kuris kvėpuoja per burną, dantys tikrai greičiau suges. Ir kvapas nemalonus bus iš burnos. Ir ta visa mikrobiota sutriks. Tai nemalonus burnos kvapas nebūtinai gali būti dėl refliukso. Taip išeina. Nebūtinai dėl refliukso. Nes dažniausiai galvoja, kad iš skrandžio, bet gali būti ir dėl, kaip ir minėjai, kvėpavimo. Dėl kvėpavimo, dėl užpakalinės tos rinorėjos, kai sloga teka nuo serklės. Ne į priekį, bet atgal į gerklę. Į gerklę ir tau žmogus jaučia. Tai tas gali duoti blogą kvapą. Aišku, tonzilių ligos, nors mokslo įrodyta, kad tik 3% tonzilių akmenys blogą kvapą. Reikia atmesti visas kitas priežastis, nes ką? Tada chirurgija, tonzilių chirurgija jau suaugusiam žmogui, tai pakankamai rimta intervencija yra ir pooperacinis laikotarpis. Jeigu palėtėme šitą šiek tiek temą, tai trumpam būtų labai įdomu, nes yra tokios dvi stovyklos su tom tonzilių operacijom. Vieni kaip ir už, kad būtinai operuoti, kiti dar palaikom, čia pabandom antibiotikais ten gydyti, jeigu ten yra infekcija. Kokia tavo nuomonė iš tų klausimų, nes tai vis tiek irgi, kad ir tie 3%, kaip sakai, bet susiję su tuo nemaloniu burnos kvapu, tai apskritai, ar tu esi daugiau už ar prieš? Iš tikrųjų, diskutuoju visą laiką su pacientu, nes indikacijos yra santykinės, kai jeigu tai labai trikdo žmogaus gyvenimo kokybę, ir jisai pageidauja operacijos ir sako, kad nebesusitvarko su tais tonzilių akmenimis ar ne, arba netgi skauda, palaipsniui tie tonzilių akmenys jie gali didėti ir tas tonzilių nišas plėsti. Tai esu mačius tokių akmenų, kad šeimos gydytojas atsiunčia dėl svetimkūnio, o ten toks tonzilių akmuo ir tikrai jisai labai smirda. Bet ne visi pageidauja operacijos, ar ne? Galima, šiaip reikia gerą burnos higieną turėti, po maisto prasiskalauti burną, nes ten kaupiasi maistas, bakterijos valgo tą mūsų maistą, kurį mes valgom, ir susidaro detritas. Tai va ir tas detritas, jisai smirda. Man irgi buvo ilgalaikis tas tonzilitas ir kodėl aš taip ir užklausiau, nes tikrai buvo vieni tavo kolegos, kurie sako, oi, ne, čia tikrai negalima operuoti, čia po to visa ta infekcija keliau žemyn, o kiti būdo tokie, kaip ir reikėtų, bet dar galima ne. Ir vat kaip ir tu sakai, kadangi tai pradėjo man bloginti gyvenimo kokybę, toks, žinai, atsirasdavo tokia biški temperatūra, tokia 37, vienas, toks nuovargis, toks lyg silpnumas, ant rankų netgi atsirado tokie kaip mazgeliai ties sąnariais. Nors reumatologai žiūrėjo, ar viskas yra gerai. Taip. Ir tada aš galvoju, jau ne, aš nebenoriu taip kankintis ir mane išoperavo. Ir tada tas pats gydytojas, kuris sakė, ne, tikrai tau nereikia. Ir dar ten, kaip sakoma, dar reikėjo eiti į kalbas, kad aš jau pasiryžus esu operuotis. Sako, kur tu buvai anksčiau?
Kur tu buvai Nes jau anksčiau? operacijos metu pamatė turbūt, Pamatė, kad taip, ten kad buvo į gylį jau viskas nuėjo. jo. Ir vat sakau, kada vat jau yra tas momentas, kad nelaukti. Tai jeigu jau yra vat, subfebrilus, tas nedidelis ar ne karščiavimas, sąnarių kažkokios problemos, tai dažniausiai, kad būna tai vieną sąnarį paskauda, tai kitą. Ir vaistai nuo skausmo uždegimo, kaip ibuprofenas ar ne, nepadeda netgi nuo šitų skausmų. Gali būti netgi širdies problema, širdies vožtuvų, nes bakterijos nusėda ant vožtuvų ir trikdo širdies veiklą, tai kardiologai kartais siunčia jau operacijai. Nu tai čia jau žinoma, kad reikia operuoti. O kaip ir dar minėjau, tai kad pats žmogus jau irgi pavargo, ar ne, tvarkyti su ta problema ir ten kovoti, ir gal artimieji sako, kad nemalonus tas kvapas iš burnos, o tikrai skrandžio bėdų nėra, ar ne, nu, vat visko kito nėra. Tai tada taip, ir, nu, vat nesenai jauna mergina irgi atėjo, sako, nu viskas, jau žinokit, rašykit mane operacijai, nes buvo prieš gal kelis mėnesius jinai atvykus, pasikalbėjom, nusakau, ta operacija ne juokas, ten sąnarių problemų jinai kaip ir neturi, su širdim viskas gerai, bet sako, nu jau man ten spaudyt, nu negaliu, ir sako, tas kvapas yra. Jau aplinkiniai turbūt net Jo, sako, ir sako, kad jau viskas. aš pati gal ir kaip ir nejaučiu, nes būna tikrai žmonių, kurie sako, aš pats kaip ir nejaučiu to nemalonaus burnos kvapo, bet aplinkiniai man sako, kad, nu, tu gal nueik, pažiūrėk, gal tau refliuksas, Tai gal tau dar dažniausiai kažkas, tai gal tau kokios Žmona tonzilės. atsiunčia vyrą, kai tai būna. Užregistruoja dar. Užregistruoja, jo. Jo. Tai vat. Tai... O kaip, pavyzdžiui, vat, grįžtant vėlgi prie tos burnos sausmės, prie to nemalonaus burnos kvapo, kaip, vat, pavyzdžiui, na, žmogui galbūt galima kažkokiam priemonėm, nežinau, tą sausumą sumažinti, gal yra kažkokios, nu, tarkim, kaip dirbtinės ašaros, gal yra dirbtinės seilės. Yra. Yra. Yra dirbtinės seilės. Tai, nu, tikrai galima dirbtinės seilės, aišku. O kaip jas naudoti iš viso? Tai papurškiamos. Purškiamos. Jo. Pastilės galima čiulpti, turėti vandens buteliuką su savimi ir gerti nedideliais kiekiais, bet tiesiog po truputį, kad burną drėkinti. Tai gert pakankamai, aišku, vandens, kiek bet vandenį reikia ir su mineralais dar gerti. O kodėl būtent su mineralais? Kad mineralų nepašalintumėm per daug iš savęs. Supratau. Tai o kiek tu skysčių rekomenduotum, nes ką reiškia pakankamai? Vat žmonės klausia, tai kiek čia tas pakankamai? Nes vienam tas pakankamai gali būti ten 2 arbatos puodeliai, ypatingai vyresnio amžiaus žmonėms, kurie šiaip neturi troškulio jausmo, arba ten bijo naktį į tualetą, nes nugrius, tai geriau geria ten tuos kelis puodelius per dieną ir tai yra jiems jau pakankamas skysčių kiekis, o kitam ten gali būti ypač sportuojančiam žmogui ir daugiau, ten kokie ir 3 litrai per dieną. Geriausia. Tai kiek tas toks viduriukas, sakykime? Aš tai nesakau pagal kiekius, kiek tas viduriukas, bet žiūrėti į šlapimo spalvą. Jeigu šlapimo spalva yra ryškiai geltona arba jau net ten į tamsumą, tai aišku, kad jūs gerit nepakankamai skysčių. Tai gerti, kol bus silpnai gelsva spalva ir žiūrėti, ką jūs ten padarėte į tą tualetą. Pamirštam kartais. Nu, greitai skubam irgi, lekiam kaip ir su maistu, taip ir ten nuleidžiam vandenį ir net nepasižiūrim. Taip. Tai reiškia, reikia stebėti pačią spalvą šlapimo ir pagal tai žinosim, ar mums ten pakanka tų skysčių ar nepakanka. Žinoma. Aha, o kokių dar priemonių, tarkim, rekomenduojat? Nu, jeigu tos dirbtinės seilės, tarkim, nepadeda, vis tiek yra neefektyvu, vis tiek išlieka simptomai, vis tiek žmogus sako, man vis tiek ta burna sausa, lyg kaip ir tam pasitikrino dėl tos Sjogreno sindromo pas reumatologus, kaip ir refliuksas, visos kitos tos priežastys atkrito, su seilių liaukom viskas gerai, bet sako, nu, man vis tiek. Tai jis kvėpuoja per burną, ar ne? Nes čia, tai reikia spręsti tą priežastį, kokia ta priežastis. Tai jeigu žmogus išsižiojęs, nekvėpuoja per nosį, tai tada nosį ar netvarkom. Žiūrėti reikia nosies pertvarą, ar nėra kažkokių polipų, alergija gal yra ar ne, tai va šitą tada gydyti alergijas. Jeigu naktį labai išsausėja, tai vėlgi, jeigu laisvi kvėpavimo takai, tai yra pagalba, lipdukai netgi dabar yra ant burnos, kad nebūtų žmogus išsižiojęs.
Kaip jie klijuojasi, kaip jais naudotis čia? Geriausia, aišku, kad paskirtų tą gydytojas, jau Mhm. apžiūrėjęs, įvertinęs ar ne, o užsiklijuoja tiesiog ant lūpų. Būna kartais toks tarpelis, kad jeigu kartais būtų kažkokia infekcija, kad vemti norėtų, tai kad galėtų, o ne kad viskas užklijuota. Tai vat, bet spręsti reikia priežastį. Pirmiausia, ieškom vis tiek priežastį ir sprendžiam priežastį. Nes kaip supratau, tos dirbtinės sąlės, čia daugiau toks simptominis tokia simptominis, o daugiau, žinokit, kito ir turbūt aš ir pati. Nu ką, gumą pastoviai tada kramtyti kažką, bet čia seilėtekį skatinti. Iš vien, negyvensi, ksilitolio tos pastilės gerai, bet, kiek ten jau, kiek tu ten suvalgysi. Ir tikriausiai vis tiek pasitaiko ir tavo praktikui tokių situacijų, kai atrodo viską patikrini, viską padarai, viską nuo savęs, kokia ta gydymo taktika dabar yra, viską išbandai, o vis tiek tas mažas nedidelis procentas sako, kad ne. Gal tai yra kažkaip susiję ir su psichosomatika kokia nors? Negali būti? Žinoma, kad gali būti susiję ir tikrai kognityvinė elgesio terapija kartais net rekomenduojama. Padeda. Ir padeda. O kartais sako, kad aš jau einu. Tai vat, bet būna, kad tikrai, aišku, labai irgi galvoju, kaip tą pasakyti, nes vis dar kartais žiūri, ar čia gali tam pacientui taip pasakyti ar ne. Aišku, labai pacientam padeda pokalbis. Ir šiaip, kad tu jau domiesi, ką jisai valgo, kuo jisai gyvena, kaip jisai gyvena, ar ne, ar pakankamai miega. Kartais net paklausiu, o tai gal jūs turit mažų vaikų dabar? Taip. Gal gimė nesenai, nes tai tikrai sutrikdo, ir kažkokius simptomus iššaukia žmogui, nes ateina jauni tėvai, ar ne, ieškodami problemų. Ir tikrai būna pasitvirtina šitos, nuogastavimai tokie. Aš dabar ne per seniausiai dar klausiau tokią kaip paskaitą, konferencijos, tiesiog viena iš dalių buvo apie psichoterapiją ir tikrai labai toks nutaiklus buvo pasiūlymas būtent gydytojos psichiatrės, kad mes vis tiek turėtume savo žmonių neklausti, ar jūs patiriate stresą. Kas to streso nepatiria šiais laikais. Tai kiekvienas iš mūsų patiria, vieni daugiau, kiti mažiau, vieni geriau tvarkosi, kitiem prašiau sekasi, reikia kažkokios papildomos pagalbos, bet labai gražiai buvo jos įvardinta tiesiog, o kas tam žmogui individualiai yra stresas? Kas tau, Rimante, yra stresas? Kas? Šiandien stresas? Stresas. Taip, dėl to, kad man yra neįprasta, neinu kiekvieną dieną į laidą. Čia mano pirmas iš tikrųjų podcastas. O, tai labai smagu. Tai va, žiūrovai, pirmas podcastas. Ir tikėkimės, blynas neprisvilės ir nesukels papildomą stresą. Jo, tai kartais ir darbe, tai vis kitas, ne, pacientas ateina, tai kiekvienas žmogus yra kitoks. Su vienu gal tu gali pajuokauti, kitam tas netiks visiškai. Tai mūsų darbas labai dinamiškas. Kasdien tu net nežinai, ko tikėtis, nes tikrai esam visi skirtingi, individualūs ir kaip turi minėjai ir savo situacijų paciento, kur pasakai prieš 20 metų, kad jam niekas ten nepaaiškino, kaip ten gerti tą, turbūt ten koks omeprazolis buvo prie to refliukso. Nežinau, ką tiksliai, bet kažkas iš tokių. Ir jis tiesiog taip numetė tą pakuotę, nes galvoja, tai man nereikia skirti laiko. Bet mes iš tiesų tikrai susiduriam su tokiu iššūkiu, kad to laiko nėra daug. Konsultacijos metu, kiek, tarkim, tavo konsultacija su apžiūra, su viskuo trunka? Labai įvairiai. Šiaip būna kartais ir 10 minučių, dėl to, kad valstybiniam sektoriui talonai kartais kas 10 būna, kartais kas 20. Tai ką, mes galim per tą 10 minučių padaryti? Aš šiaip labai stengiuosi, jeigu matau, kad žmogui reikia, tai tada ir skiriu, žinoma. Čia yra mano gal blogybė iš kitos pusės, nes kitiem tenka palaukti. Taip. Bet svarbiausia šiaip, kad būtų žmogui aišku, kad suprastų, kas jam vyksta, dėl ko, kad jisai galėtų jau toliau tada veiksmų imtis, nes jeigu jisai išeina ir nieks jam neaišku, tai
Nes kiekviena situacija irgi skirtinga. Vieno galbūt atvejs lengvesnis yra, tu galėjai greičiau išspręsti, kito atveju sudėtingesnis, dar galų gale ir nuo to pačio suvokimo ir supratimo viso. Ir tikrai, kaip ir kažkokiuose mokymuose, kai buvau ten, būtent bendravimas su pacientais, tai vėlgi įvardintos tos 2 minutės. Tai per tą 10 minučių tavo konsultacijos ir visos apžiūros, kartais pakanka tų 2 minučių, kad tau žmogus atsiskleistų ir daug papasakotų pats, jį tiesiog klausytis. Tada mes, aišku, įsitraukiam ir tas paaiškinimas, nes, pripažinkim, kad kai žmogus uždaro duris kabineto, jis ten geriausiai prisimena kokį 10%, 20% tos informacijos. Tai daug kas priklauso nuo tos mūsų komunikacijos, bendravimo, kaip laikysis gydymo, ar žmogus iš viso suprato, ką toliau reikia daryti. Tai manau, kad toks pagrindas yra. Aišku, mes susiduriam su tais iššūkiais, bet manau, kad yra įmanoma. Ir čia toks galbūt net ir savos vadybinis klausimas, ar ne, žmogui išaiškinti. Jo, tai faktas, nežiūrėti kompiuterį, kai tu kalbi, kažko, nes būna žmonės kartais, jie labai daug patys papasakoja ir kartais tau net nereikia uždavinėti kažkokių specifinių klausimų, jie per tas 2 minutės patys išsako ir tu jau maždaug dėliojus tas galimas priežastis, kas ten gali būti. Tai panašiai buvo ir šią savaitę man irgi vyras 2 metai su balso užkimimu, sako, bet jis tikrai taip atėjo užkimęs, sako, aš su klientais net negaliu kalbėti, nes jis manęs nesupranta. Sako, ko tu ten taip tyliai kalbi. Tai irgi 2 metus ir pas gydytojus gastroenterologus, tikrai ne vieną jas, ir pas gydytojus floristus, pas jumis būtent. Ir toks buvo pasakymas, tiesiog aš jo klausiausi ir galvoju, kaip gerai, kad klausiausi. Nes tik to klausimosi metu aš ir supratau, kad čia gali būti galbūt net visai net ne refliuksas. Nes jis pradėjo pasakoti, kad jis viską ten jau yra išbandęs, visus tos omeprazolius, ten simptominės priemonės ir tą gyvenimo būdą ir mitybą tikrai žmogus susižiūrėjęs. Bet sako, man ten viena kažkuri loristė lik ant balso stygų buvo radus kažkokią plėvę. Kas ten galėtų būti, Rimante? Gal ten tikrai net ne tas refliuksas, dėl kurio jis ten tos 2 metus vaikščia ir dabar tokia kilo mintis, kad gal nukreipti pas kolegą, kuris būtent specializuojasi tos balso stygom ir lygom, nes jūsgi visi, kad ir žinot apie viską, bet vis tiek specializuojatės. Kažkurioj srity daugiau žinot ir kaip tu manai, kas jo atveju galėtų būti, sako, tokias kaip plėves kažkokias tai rado ant balso stygų, bet jis tikrai labai labai tyliai šneka, užkimęs yra ir vien to išsiklausimo metu paaiškėjo, kad galbūt čia visiškai net ne tas tylusis refliuksas, kuris gali duoti tą užkimimą. Kaip tau atrodo, kas čia galėtų? Tai nežinau, šiaip būna mazgeliai, polipai, cistos ar ne ant balso kloščių. Ką jisai turėjo omeny su ta plėve? Nežinau, o tu nematei? Kad kažkaip lygtais reikėtų ją ten galbūt gramdyti, lygtais tos balso klostės. Tai būna, kaip ir susiaurėja, ar ne? Bet irgi tai arba sisteminė kažkokia liga gali būti, kad siaurėja, arba ir poklostį būna tos tokia kaip susidaro, ar ne, plėvė siaurėjimas, bet tai dusulys gal kažkoks nebuvo? Aš jau klausiu, nes kadangi mano kabinetas ten 3 aukšte ir lipti laiptais reikia, aš klausiu jo, ar jūsų nedusina, ar kažkokio kosulio nejaučia. Aišku, gal kai tai vyksta lėtai, žmogus labai prisitaiko. Tai tikrai kartais gali ir nejausti. Šiaip vieną atvejį irgi atsimenu, dar rezidentūros laikais atvyko pacientė jau į 3 lygio į klinikas į konsultaciją ir žiūrėjom gerklas. Profesorius, kuris mokė mane tuo metu, jisai jau kaip ir žinojo, dėl ko atvyko ta pacientė, o man reikėjo taip išlukštenti tą diagnozę ir mes žiūrim, tiesioginė su laringoskopu, žodžiu, gerklas matom. Ir atrodo, ten viskas lygų, gražu, juda. O poklostyje, tik už balso kloščių buvo stenozė. Susiaurėjimas jo. Tai ir jį reikėjo įmatyti ir jisai ne iš visų kampų matėsi. tai žodžiu.
tuo metu aš nepamačiau beje. Tai... Man po to pasakė, nes mes žiūrėjom, ką ten, o po to jinai pasirodo jau vaizdinius tyrimus turėjo jau su savim atsivežus. Tai iš tiesų tai rodo, kad mes vis tiek neturim sustoti ieškoti. Taip, jeigu negerėja, tai tikrai reikia kreiptis dar kartą ir tuo labiau, jeigu yra tokie simptomai kaip dusulys, ar ne, arba ten koks svorio kritimas, ar ne, kada galima būtų galvoti netgi apie onkologiją, kažkoks tas svetimkūnio gal ar ne pojūtis, kur tikrai laikosi ir dietos, ir vaistus vartoja, niekas nesitvarko, tai tikrai reikia kreiptis toliau, žodžiu, nesėdėti rankų sudėjus, nes kartais gali ir nepamatyti, visgi žmogus žiūri į kvėpavimo takus, Tai kalbant apie tą apžiūrą, iš tiesų, ką aš ir pati pastebiu, žiūrėdama vis tiek jūsų išrašus gydytojų loristų, tai dalis dar kolegų kažkodėl žiūri tik su to vadinamu veidrodėliu. Netlieka tų per nosytę to aparačiuko, neveda endoskopo, kad apsižiūrėtų galbūt detaliau, ar pakanka tik tais tos apžiūros su veidrodėliu, ar vis dėlto jau šių laikų gydytas otorinolaringologas jau turėtų pasižiūrėti ir taip, ir taip. Ar nebūtinai, ar ne visose situacijose, galbūt dėl to ir nepamatoma tam tikrų pakitimų, kurie yra gerklose, ten gerklėj, ryklėj. Anksčiau buvo tik tai veidrodėlis ir visi taip ir išmoko. Ir, žinoma, daug labai galima su juo pamatyti, bet tai priklauso ir nuo anatomijos žmogaus, kitiem arba labai žiaukčios, tu nieko nepamatysi, arba liežuvis užkyla, irgi sunku apžiūrėti, nes išsižioja žmogus, liežuvį laikai su viena ranka, su veidrodėliu, žodžiu, žiūri ir lempa švietė, tai su kamerytė daug aiškiau tas vaizdas atrodo ir matosi. Tai žinoma, kad turėtų gal tai būti, jau kiekvienam kabinete privalo būti fibroendoskopas, kamera, su kuriuo galima apžiūrėti pacientą. Tarkim, jeigu žmogus sako, man skauda vieną gerklės pusę, lyg, kaip sakai, svetimkūnis gerklė yra. Ar tai daugiau gali signalizuoti tą refliuksą, tą turinio atsipilimą iš skrandžio ir dirginimą būtent tos pusės, ar vis dėlto esant tam tyliajam refliuksui turėtų būti abipusis gerklės skausmas, abipusis tarsi toks pojūtis, kad ten kažkas yra, lyg kažkoks kąsnis. Ar gali būti tokio vienos pusės, ar vis dėlto tai jau signalizuoja, kad reikėtų pažiūrėti detaliau, kaip tu ir minėjai, gal ten koks darinys, gal ten ta tonsilė. Kai vienpusis dalykas visą laiką reikia taip jau įtariau pažiūrėti, tai čia visur, man atrodo, medicinoje, jeigu viena pusė, tai jau kažką gal labiau pasižiūrėk, jau, toks lemputė tokia, ar ne, užsidega, bet aišku, gali būti, kad ir vienoj pusėj, jeigu ant tos pusės labiau miega, tai čia jau pasikalbė. Ant kurios pusės reikėtų miegoti, kai yra refliuksas? Kairės. O kodėl? Žmonės klausia, o kodėl dabar man čia miegoti ant kairės pusės? Aš gal mėgstu ant dešinės, o gal ant pilvo, gal ant nugaros? Tai skrandžio anatomija yra tokia, kad tada mažiau ta rūgštis. Bet tada sako, bet gydytoja, aš turiu širdies problemų. Kaip aš dabar ant savo širdies ant to šono miegosiu? Tai tada renkiesi? Tai netgi būna knarkiantiemgi, ar ne, kurie miega, tarkim, ant nugaros, įsisiūti kamuoliuką į marškinius, kad nenorėtum atsigulti ant nugaros. Įdomu, kiek tai praktikuojama praktikoje. Manau, kad mažai. Mažai. Dabar pagalvokime, mes įsisiūvom miegoti. Labiau kažkas pabado, kad tu verskis. Taip, bet ir tai ne visada padeda. Tai jau manau, kad tada jau tikrai jau laikas ten kreiptis į gydytojus specialistus. Grįžtant prie burnos grybelio, nes tikrai apie jį buvom užsiminę ir kalbėjom,
jūs tikrai galit patikrinti, ar jis yra ar nėra ir kaip tai atliekat, kokį tyrimą gali žmogus atlikti, pasidaryti, pasitikrinti, nes tikrai labai dažnai klausia, sako, man čia turbūt burnos grybelis, aš norėčiau pasitikrinti. Ar pakanka tiesiog nueiti į kažkokią laboratoriją ir ta laboratorija ten padaro tą tepinėlį, kaip suprantu, turbūt nuograndą tiesiog paimam, jo. Ar vis dėlto reikėtų nukreipti pas jūs, pas ką? Kur Pirmiausia, tai aišku, kad pas specialistą, o ne pačiam, dėl to, kad tai ir simptomai dar parodyti gali, ar reikalinga iš vis imti ar ne tą tepinėlį, kaip interpretuoti tą rezultatą po to. Nes gal kažkoks kiekis ir normalu, ar negali būti, ir jeigu tau ten tų simptomų nėra, tai priešgrybeliniai vaistai tai pakankamai yra jau stiprus tas gydymas ir tai gal tiesiog kartais savigydas, tai siūlyčiau neužsiimti. Reikėtų gal tiesiog tų angliavandenių mažiau valgyti, kuo minta tos bakterijos. Jo, cukrus, ar ne? Taip, ir tiesiog tą florą nepažeisti, tą burnos, kad nesudarytų sąlygos grybelių. Grįžtam prie mitybos. Grįžtam vėl prie mitybos. Ir tai sudėtingais atvejais, sakykim, kai jau nieks ten nepadeda, tai tada vis tiek jau turim skirtos prieš grybelinius vaistus. Tai žinoma. Jie dažniausiai turbūt kokia forma skiriami, ar ten jie geriami kažkokie, ar čiupiami. Yra ir tepalas, ir geriamos tabletės, tai sisteminis ar ne gydymas. Padeda. Šiaip dažniausiai tai. Ar būna tokių atsparių atvejų, kad vis tiek nepasiduoda gydymui? Tai gali būti, aišku, bet daugiau imunosupresija sergantiem ar ne onkologiniam ligom. Tai va tada tokie, daugiau jo, nusilpusio tai kiek aš esu mačius. Taip, kad jau ar ne sveikas, pakankamai ar ne sveikas žmogus ir taip jau tas grybelis. Tai, nesu daugiau tai va onkologijos skyriuje gulintiem, kurie gauna chemoterapiją. Taip, žodžiu, imunosupresija, vartojantis imunosupresantus, galbūt dėl kažkokių lėtinių, autoimuninių galbūt ligų, kad pasilpus ta imuninė sistema. Apibendrinant šitus visus simptomus, ką mes kalbėjom, slogos, krenkštimai, balso užkimimai, gerklės skausmai, ausies skausmas, kada jau tai būtų tie tokie red flagai, raudonosios vėliavos, kad jau reikia kreiptis, jau gali būti kažkokios komplikacijos, galbūt jeigu mes nelaiku kreipiamės, laiku negaunam gydymo, to ištyrimo, patvirtinimo. Kokios tos komplikacijos ir tos raudonos vėliavos? Tai kada kreiptis, ar ne? Tai jeigu dusulys kažkoks prasidėjo, svorio kritimas, nepraeina ar ne tas gumulas, skauda, kokios komplikacijos, tai gali būti ta pati, bet šiaip komplikacijos pakankamai retos dėl refliukso yra, tai, kaip ir čia labai labai prigazdint, gal ir nėra ar ne ko, bet gali būti ir kad ta pati susiaurėjimas ar ne gerklų, nes pastoviai dirgina organizmas, apsisaugo, tai jisai randėti pradeda, ar ne, ir stenozė ta vystosi. Susiaurėjimas tas vystosi. Tai tada dusulys gali, ar ne, pasireikšti. Ir gali balso klosčių pokyčius sukelti. Tuo labiau, jeigu yra neteisingas balso naudojimas, tai labai garsiai kalbama, telefonu kalbama, arba balso profesionalams, tai gali turėti įtaką ten mazgelių susidarimui, trintis tada tarp balso klosčių vyksta. Ar gali būti tas toks populiarus klausimas, kurio visi labiausiai bijo, to su ūsais, vėžys? Ar gali būti nuo tokio ilgalaikio, negydyto refliukso, to netipinio, tylaus, užsitęsus simptomams, tarkim, koks nors gerklų vėžys ar ten burnos, liežuvio vėžys, nes žmonėms tai yra tikrai aktualu ir jie tikrai bijo ir nenori išgirsti tokios diagnozės. Šiaip dažniausiai ir ateina su tuo gumulo jausmu, nes bijo vėžio. Tai gali būti skatinantis veiksnys, bet gerklų vėžiui dažniausiai įtaką turi rūkymas, alkoholio vartojimas ir dažniau serga vyrai. Tai jeigu yra užkimimas daugiau negu 2 savaitės, visą laiką reikia pasirodyti loristui. Nes laiku aptikus vėžį, balso klosčių pakitimus, galima minimaliausiom intervencijom išgydyti žmogų ir kad jo gyvenimo kokybė būtų gera ir kad nereikėtų didesnių operacijų. Tai ir
O liežuvio, sakykim, kažkokių darinių, kurie galėtų supiktybėti, nu tarkim, ilgalaikis ten rūgšties patekimas, žmogus sako, nu aš nejaučiu, kad man ten atsipiltų, kad man ten rūgštis burnoje būtų, bet vat atsiranda kažkoks tarsi po liežuvio ar prie liežuvio krašto, kažkoks mazgelis. Kiek šansų, kad, nu, ten Kad tikrai bus refliukso, gerybinis, jo ir įtakotas refliukso ir galbūt supiktybės. O gal ir būna supiktybė, nes tikrai tokių situacijų yra, kai kažkokia ar tai opa, žaizda atsivėrus, va kaip ir tu sakai, daugiau negu 2 savaitės ir pasitvirtina kartais, kad ten vis dėlto piktybinė. Ar refliukso sukeltas, nu aš negaliu pasakyti, žinai, vat to, nes tikrai yra ir daugiau tų rizikos veiksnių, ŽPV, vat virusas, aišku, kai kurie žmogaus būna, papilomos. jo, žmogaus papilomos virusas, kai kurie ir neturi to ŽPV, vėlgi ir burnos vėžiai dėl rūkymo labai labai dažnai, nereikia pamiršti dabar ir elektroninių tų cigarečių, to kaitinamo tabako, kad visgi tai irgi yra rūkymas. Tai yra rūkymas, taip. Taip, tai va. Ir mityba mūsų, ir alkoholio vartojimas, nors jau dabar alkoholis nebe toks populiarus. Dabar jau Man taip atrodo. nebemadinga jau. Tikiuosi, kad ir rūkymas jau taip irgi jau atrodo, kad vis mažiau žmonių rūko. Tai taip, sudėliojant tokius, sakykime, tokią žinutę į namus, ar ne, žmonėms, tai esant tam tyliajam refliuksui ir vat jaučiant tos tokius simptomus, mes galim apie šitą būklę pagalvoti. Taip. Ir kaip mes vat savo galim padėti? Tai pirmiausia, kramtyti maistą, neskubėti, neryti, nelėkti, valgyti dažniau po nedaug, taip. Žiūrėti, ką valgom, kas kava po maisto. Kava po maisto, taip. Geriausia. Su pienu ar be pieno, tai čia jau, nu, kartais tai yra irgi pasirinkimo klausimas, taip, kas mažiau dirgina. Aišku, jeigu jau turit labai paūmėjus į tą refliuksą, tai geriau su pienu arba jau tada pasitelkti vaistą, kad ir ar ne, yra antacidiniai, alginatiniai tie vaistai, kurie... Protonų siurblį inhibitoriai, jeigu nepadeda. Nu taip, bet vat tam tyliajam refliuksui iš tikrųjų tie protonų siurblio inhibitoriai, jeigu būna kartais vartoja, nieko neveikia jie. Tai vat, aišku, pirmiausia gyvenimo būdo korekcija, atsigręžti į save ir taip nenusitikt, kad aš atėjau pas gydytoją, tai aš esu jo rankose dabar. Ir jis viską padarys už mane. Jo, ir jis viską padarys už mane. Taip. Arba čia mane žmona atsiuntė, arba sako, mane gastroenterologė atsiuntė, paskaitykit siuntimą. Taip. Nu vis tiek mes apie save turim žinoti. Jeigu jau ateinam pas gydytoją, turim žinoti apie save, turim bendradarbiauti vieni su kitais, turim išgirsti, turim kalbėtis, turim suprasti ir laikytis tų vis tiek gyvensenos rekomendacijų reikia, va tas ir ant kairio šono pamiegojimas ar galvūgalio pakėlimas, 10-15 bent jau laipsnių, nu tai jie yra nebereikalo, vien dėl to, kad kuo mažiau to turinio patektų į burną ir kuo mažiau būtų tų visų dirginamųjų tokių požymių. O kaip ir minėjai, jeigu tai nepadeda arba trūksta, tai tos simptominės tokios medikamentinės priemonės, antacidai, alginatai, sakykime, bet vėlgi ir jie kartais nepadeda ir turim pridėti tuos blokatorius, tuos vadinamus omeprazolius, kuriuos kartais tenka ir ilgiau pavartoti, iki 4 mėnesių ir desniem dozėm, jeigu yra ta laringofaringinė forma, tas tylusis refliuksas, pavadinkim taip. Tai, nu, kombinacija visko turbūt, ir mitybos, ir gyvensenos, ir medikamentinio gydymo. Faktas, o jeigu nepadeda, tai pasitelkti ir kognityvinę, gal psichoterapiją, elgesio terapiją, jogą pradėti. Relaksacija, meditacijos. Hipnozės netgi. Suprasti, kad sveikata yra žmogaus rankose. Svarbiausia akcentas, aš manau, dar reikėtų akcentuoti, kad jeigu tie simptomai jau užsitęsia, nieko nedarant daugiau negu 2 savaitės, tai jau toks ženklas, kad jau pirmiausia, aišku, turbūt į šeimos gydytoją kreiptis. Ir šeimos gydytojas tada savo jau nuožiūrą, galbūt jau ir tiesiai nukreipia pas gydytoją otorinolaringologą ar ten gastroenterologą, arba pas abiejus, arba galbūt pats dar bando spręsti tą problemą ir atlikti savo ištyrimą iš savo pusės. Taip. Tai ačiū tau labai, Rimante. Manau, kad tikrai mūsų žiūrovams ir klausytojams šitas pokalbis bus informatyvus, aktualus, naudingas ir galės atpažinti tuos tylaus refliukso simptomus ir suprasti, kada jis yra ir kaip savo padėti, ką daryti. Vis tiek, kad mes turim nepamiršti tos mitybos, gyvensenos ir į tai orientuotis ir kada jau atėjo laikas kreiptis, kad, išvengti tų galimų komplikacijų, tų blogiausių scenarijų, kad jų būtų kuo mažiau.
Faktas, čia labai viskas paprasta, bet padaroma nepaprastai, ar ne? Kasdieniais įpročiais. Tai va, tai mūsų žiūrovams, klausytojams, jeigu tikrai patiko mūsų pokalbis kartu su gydytoja Rimante, tai nepamirškite uždėti like, parašyti komentaro ir prenumeruoti Gastro paprastai kanalo.